įžaidžiamas kamuolys. Raginio perdamas į baudos aikštelę, pavojingai ir labai nedaug trūko ten. Vėl įžaidinė kamuolys nuo savo baudos aikštelės, Gatas į perimą, kritimas ir 11 metrų baudos smūgis. Na ir čia galima sakyti, Kauno žalgiriečiai prisivirė košės patys, jau ne pirmą ir ne antrą kartą. Gera galimybė ir nedaug trūko Jorio Likonį, kad kamuolį pasiektų, bet išaltakoja Banevičius baudos aikštelė, perdavimas ir rikošetas ir įvartis. Ir 2-0, 13 minutė, Renatas Banevičius, ten rikošetas turbūt nuo savo žaidėjo bus įskaitytas įvartis į savus vartus, bet vėl kertinį vaidmenį šio atakoje suvaidino 80-asis numeris. Vėl įžaidinėjamas kamuolys per kraštą ir vėl prarastas smūgis, rikošetas, Alikonis prie kamuolio ir gelbsti dabar Joris Alikonis savo vartus po Zubavičiui. Buvo kamuolys, Tunkas ir Tunkas. Puikus smūgis, rezultatas tampa 2-1 ir pavyzdinė Kauno Žalgirio B kontrataka. Muratas Metinas, Tunkas muša, jeigu neklystu, antrą įvartį sezone. Žaidėjų dirižuota apranga ir rezultatas tampa 3-1, o įvartį pelno Hugo Figueredo. Ne veltui Aurimas Raginis rodė tam tikrus ženklus. Dabar būtent vėl jo sėkmingos žaidimo epizodas. Baudos aikštelėje smūgis galva ir šiek tiek pritrūko gal šioje situacijoje ūgio. Atakos frontą, dabar jis su kamuoliu. Gali aštinti situaciją, tą ir daro smūgis kairę koją, bet tiesiai į vartininką. Tai čia geras perdavimas ir nuošalinė. Atrodė, kad jau netoli įvarčio yra Jonava, bet kilo savo amžiaus jaunimo rinktinių narių. Čia pavojinga situacija, kurią galima sakyti gelbsti, nepaisant gana intensyvios įdomios kovos. Įvarčių pelnyta nebuvo, tačiau tiek, kiek komandos įmušė pirmajame, užteko.